Sveiki visi! Šiandien darau pamoką, kaip pasistatyti kalėdinę eglę. Taigi, pradėkime. Mums reikės medžio bei lapo. Medį ir lapus galite pasikeisti į norimus savo, nebūtinai naudoti ąžuolo ar beržo. Gerai, pradėkime. Dabar reikia mums pasistatyti 4 blokus medžio, būtent taip, ir pasistatyti 4 aukščio. 4 blokelio aukščio. Taip pat padedam ir vidurį, kad čia nebūtų tuščia. Taigi, dabar mes dedam lapus. Iš šitų 4 blokų kampų dedam po 5 medžio lapus. Taigi, dabar mes matome tokią vaizdą. Gerai, dabar darome toliau. Ir dabar padarome visus likusius 3 kampus būtent taip, kaip padariau čionais. Taigi, dabar kai padarėme visą pagrindą, visus kampus, dabar mes užpildome vidurius. Taigi, dabar pradedame statyti eglę. Statom nuo pačio kampo, pradedame statyti. Ir dedame 3 blokų aukščio. Ir dedame taip aplinkui. Antrą aukštą darome būtent va taip. Irgi imam nuo pačio krašto, padedame vieną bloką, užtam kitą, apatinį nugriaunam ir darom 3 aukščio. Ir dabar mes padarome iki pat viršus, būtent taip, kaip darėm šitos 2 sluoksnius ir į viršų. Na štai, turėjome gauti būtent tokį vaizdą. Dabar mums belieka šitos medžius prailginti iki pat viršaus. Na ką, belieka padaryti tik tai viršūnę.
Na štai ir pastatėme eglę. Taigi, jeigu jums patiko šis video, paspauskite like, nepamirškite paspauskite prenumeratą mygtuką, bei pasidalinti su draugais. Ir iki